Roko grupė Skylė muzika persmelkta patriotiškumo. Neseniai grupė prisijungė prie edukacinio projekto, kurio metu patriotinėmis temomis mėgina sudominti vaikus. Mes esam paruošę net keletą edukacinių koncertų, programų. Viena vadinasi Tėvynės DNR, kur mes remiamės savo pačių sukurtom dainom, kurias skyrėm Lietuvos partizanams. Nors atrodo tema tokia sudėtinga, bet įdedant dainų, juos įjungiant į veiklą ir į bendrą padainavimą, tai žinokit, visai tie vaikai klausosi. Anksčiau specialistai kritikavo, kad Lietuvoje nėra nuoseklios pilietinio ir patriotinio ugdymo programos. Dvi ministerijos – krašto apsaugos ir švietimo, taip pat Šiaulių sąjunga, situaciją siekia ištaisyti, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Labai svarbu, kai mes kalbam apie šitą memorandumą ir jo pasirašymo prasmę, tai kad mes turim vieną iš pagrindinių švietimo tikslų – ugdyti pilietiškai ir patriotiškai nusiteikusią asmenybę. Tai šitas memorandumas su čia įtvirtintais veiksmais, įtvirtintais principais būtent prie to prisideda. Tam tikra prasme jis ir apibendrina būtent kryptis, kurias ir darbus, kuriuos Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Šaulių sąjunga įgyvendino per pastaruosius keletą metų ir brėžia kryptis ateinantiems metams, kur link reikia judėti, būtent stiprinant šitą sritį. Memorandumas daugiau tokius nustato kryptis, kuriomis mes turėtume judėti, kur atsiranda tas sąlyčio taškas. Nes kai kalbam apie visuotinę gynybą, tai reiškia, kad ne tik Krašto apsaugos ministerijos reikalas yra saugumas ir gynyba, bet ir visų kitų šakinių ministerijų, bet tuo labiau ir gyvenimo sričių. Memorandumą pasirašęs Lietuvos Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis įvardijo vieną didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria. Tai instruktorių trūkumas. Mes šiuo metu esame nusamdę įvairiausių instruktorių, apie 100 rudenio periodu, po to bus kitas paketas pavasarį. Tai yra iš tikrųjų didelis iššūkis, nes instruktoriai turi būti kvalifikuoti. Turime apie 230 būrelių per visą Lietuvą, norėtumėm turėti jų žymiai daugiau, bet vėlgi susidurėme su instruktorių trūkumu. Šiandien pasirašytas susitarimas turėtų skatinti tarnybą Lietuvos kariuomenėje ir padėti gerinti mokinių fizinį pasirengimą. Tie žmonės, kurie praėjo vienokį kitokį karinį rengimą, ar, sakykime, kažką į tai panašaus, vadinkim taip, ar ne, kaip ir, pavyzdžiui, tos pačius išgyvenimo kursus, to pasitikėjimo savim atsiranda daugiau ir užsikūrimas ginti šalį didėja. Nuo šio rugsėjo visose šalies bendrojo ugdymo mokyklose yra privalomas pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas. Jo įgyvendinimu rūpinasi Lietuvos Šaulių sąjunga. Reporterė Emilija Jankauskaitė, Vilnius.